Jungtinių valstijų ir Irano karas, kuris turėjo būti trumpa, greita ir preciziška operacija, tapo visiškai nekontroliuojamas. Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiai ne tik nenuvertė režimo, bet ir pats Iranas pasirodė žymiai stipresnis, negu kad buvo galima įsivaizduoti. Koalicijos pajėgoms nepavyko sunaikinti Irano požeminių raketų saugyklų ir netgi nepavyko išsikovoti oro erdvės kontrolės. Prieš kelias dienas Iranas numušė bent vieną Jungtinių valstijų naikintuvą, taip pat Irano oro gynyba beveik kasdien numuša po didelį koalicijos atakos droną. Ir nors šie dronai yra bepiločiai, bet jie vis tiek kainuoja beveik tiek pat, kiek ir tikri naikintuvai. Tada koalicijos pajėgos pakeitė taktiką ir nuo šiol pradėjo atakuoti Irano kritinės infrastruktūros taškus. Ir kritiniai infrastruktūrai pulti, kur yra stacionari, galima naudoti ilgesnio nuotolio ginklus, tokius kaip bombas AGM-154, kurios yra valdomas GPS. Tai reiškia, kad prieš pakylant bomba jau yra nutaikyta į taikinį, lėktuvui tiesiog reikia pakilti į reikiamą aukštį ir priartėti reikiamą atstumu. Tai tas atstumas dažniausiai būna keliasdešimt kilometrų. Tada sistema parodo, kada galima paleisti bombą, pilotas paspaudžia mygtuką tiesiog ir saugiai grįžta namo. Tai yra visiškai priešinga negu skraidyti žemai ir medžioti atskirus Irano karinės technikos vienetus, naudojant optinę taikymosi kamerą. Tai tokie objektai kaip pavyzdžiui policijos nuovados, elektrinės, bankai ir netgi naftos saugyklos tapo naujais koalicijos taikiniais. Taigi tokie požymiai rodo, kad karas bus ilgas, nes jeigu tu atakuoji priešo kritinę infrastruktūrą, tai reiškia, kad tu lauki, kada priešas išseks tiesiog ekonomiškai. Tai yra požymis, kad karas tęsis ilgai. Nors Jungtinių valstijų pajėgos praktiškai sunaikino Irano laivyną, tačiau Iranas pradėjo masiškai minuoti Hormūzo sąsiaurį, kas gali sukelti pasaulinę energetikos katastrofą. Nes nafta iš artimų rytų nebegalės laisvai pasiekti klientų visame pasaulyje, o ypač Azijos šalyse. Tuo tarpu Irano raketos pasirodė žymiai geresnis, negu buvo galima įsivaizduoti, ir Iranas jų turi žymiai daugiau, negu Izraelio žvalgyba apskaičiavo. Be hipergarsinių raketų Iranas pademonstravo ir naująją Khorramshahr raketą, kuri priartėjusi prie taikinio suskyla į 80 dalių, tad jų visų numušti yra neįmanoma. Taip pat numušti bent vieną balistinę raketą reikia paleisti bent 2 interceptorius, kad garantuotume numušimą. Tad raketų atsargos sparčiai senka ir, pavyzdžiui, Persijos įlankos šalys iššaudė tiek priešlėktuvinių raketų, kiek per kelias dienas, kiek Jungtinės valstijos pagamina per metus. Taip pat Iranas aktyviai naikina ilgojo nuotolio oro gynybos radarus, kaip pavyzdžiui sunaikino vieną prie Haifos, tad dalis Izraelio dabar liko be patikimos ankstyvojo perspėjimo sistemos. Dėl šių priežasčių pastaroji naktis Izraeliui buvo labai sunki ir daugybę raketų pataikė ir Izraelis netgi uždraudė dalintis įrašais, kuriuose matoma Irano raketų žala ir už tai gali netgi grėsti kalėjimas, todėl šitos informacijos didžiojoje žiniasklaidoje jūs nepamatysite. Palydovinės nuotraukos taip pat rodo žalą ir Jungtinių valstijų bazėms artimųjų rytų regione, tad žuvusių Jungtinių valstijų karių skaičius neabejotinai augs nuo dabar oficialiai skelbimų 9 aukų. Taip pat šiame kare aktyviai veikia ir Kinija, kuri aktyviai vykdo šnipinėjimą, stebi karo veiksmus savo palydovais ir bando surinkti informacijos apie Jungtinių valstijų kariuomenės pasirinkimą, techniką, taktikas ir todėl visą laiką išlieka eskalacijos rizika. Tai tiek šiam kartui, ačiū žiūrėjusiems, iki kito karto.